Taip, moteris nori šiek tiek pasidalinti apie tas baimės, apie kurias mes čia taip garsiai šnekam. Ir aš atsimenu, kaip aš įveikinėjau savo baimę kalbėti video. Tai buvo taip, kad N kartų dariau video į kamerą. Ir niekur neišsiųsdavau, tiesiog pakalbėdavau, pademonstruodavau produktą. Tai būdavo mano tokie daugkartiniai padarymai video, bet niekur neišsiunčiami jie. Tiesiog aš pažiūriu ir ištrinu. Ir su belia kiek savo priekaištų. Tai ne taip žvilgsnis, tai ne taip šypsena, tai dantis kreivi, tai žodžiu, aibė blogų žodžių savo. Visą laiką, va, tai būdavo tokia savikritiška. Ir vieną kartą taip galvoju, nu gerai, nu vat padarysiu, kad ir iš N-tojo karto, kad ir iš 30-ojo karto padarysiu, išrinksiu vieną video, kuris atrodo man, nu, normaliausias, ir tada įkelsiu į savo grupę. Ir aš, žinot, paimu, aš įkeliu ir išjungiu telefoną. Ne taip, kad tiesiog išjungiu vaizdą, bet absoliučiai išjungiu, kad nebūtų, nu žinot, visiškai išjungiu telefoną, kad nebūtų taip, jog kažkas man parašys kažką. Ir aš tokia, o Dieve, ir dabar, žinot, tai tudu, daužosi širdis. Ir po kiek laiko aš įsijungiu telefoną ir galvoju, dabar tai jau pabirš čia tų atsiliepimų, sukritikuos šeimos nariai ir dar kažkas. Ir žinot, nieko. Ir to pagalvojau, kad kokia aš kvaila, kaip aš sureikšminau šitą dalyką. Belia kiek žmonių tai daro, belia kiek peza, belia ką, ir dar ne tai peza, ir dar netokios išvaizdos, ir visi liuks, ir ta prasme, koks skirtumas, visiems neįtiksi, nepatiksi, svarbiausia, mokėti atrasti santykį su savimi, nekritikuoti savęs. Tai yra pats didžiausias gyvenimo tikriausiai išbandymas žmogui, nesikabinėti prie savęs, nekritikuoti, savo nesakyti blogų žodžių, nebūti labai toks kaip mokytoja, žinai, aš neatleidžiu savo, vat šitai pasielgiu. Ir nebūti budeliu savo, aš labai mėgstu būti budeliu savo. Menkiausia klaida, pavyzdžiui, įfilmuoju kokias 4 minutės, menkiausia žodis ne taip, ar ten būna susipina liežuvis, ir išjungiu ir vėl iš naujo. Ir taip gaunas, kad tas telefonas ten privarytas tų video ir aš jų galiausiai nebepadarau, nes visos mintis išsakytos ir nebežinau po tiek kartų kartuojimo, ar tą pasakiau šiam video, ar nepasakiau. Žiūriu, kad jau net suvaidinti dalykai tampa, žinai, kai būna, kai mintis ateina, jinai liejasi iš tavęs ir taip gaunasi natūraliai. Ir tos klaidos, ir tas liežuvio susipinimas, ir tas žvilgsnis ne ten, ir ta mimika netokia, yra viskas natūralu ir jinai kaip tik žavi, nes tu atrodai, nu, kaip gyvenimas tavo, nu, taip normaliai, žinai, bet kai tu bandai kažkokius rėmus savai įsprausti ir pasakyti taip tobulai ir taip nesigauna, nes matosi ta vaidyba, o ta vaidyba, jinai tikrai neprikausto dėmesio, kaip tik atstumia. Taip bandau vis dažniau palikti savo video su visokiom tai kliurkom, nes man pačiai, kai žiūriu kažkieno video ir kuris yra nesufalsifikuotas, nenugludintas, man kaip tik galvoju, kaip natūraliai, kaip gerai čia, žinai. Ir žmonės to ieško, to natūralumo. Dabar visas pasaulis, žiniasklaida, medijos, influenceriai, viskas yra persipinę to tokiu nugludintų saldumu, filtrai, viskas labai gražu, žinai, kai viskas išmokta, išdėliota, taip, žinai, tai preciziška. Jau nuo to idealumo net kartais koktų daros. Tai va, būkime savimi, po trupučiuką pabandykime daryti tos pratimus, pirmiausia įrašykime savo, peržiūrėkime, nesikabinėkime, tiesiog pažiūrėkime iš šalies, jeigu tai būtų, kažkoks tai svetimas žmogus ir tokį jūs turinę matytumėt, ką jūs pasakytumėt. Ir galų galiausia, kam reikia ką sakyti, kam reikia kritikuoti, visokių dienų būna, visokių žmonių būna, visaip žmonės kalba ir yra įvairių žmonės ir ta informacija vienus paliečia, kitus ne. Vat mes atsirenkam, ne? Taip, kad visokio turinio reikia, visokių emocijų ir tų klaidų, ir tų visko reikia. Kartais atrodo pats blogiausias video, bet jisai pasiekia daugelio žmonių širdis, akis, sukausto dėmesį, nes yra įdomu žiūrėti, nes tu supranti, kad tai yra nenuspėjama, kad tas žmogus tikrai nesuvaidino. Tai pirmas pratimas, kuris man padėdavo, tai yra, kaip aš sakau, įrašymas to, ką aš noriu pasakyti ir galiausiai įdėjimas to video. Ir tai po truputį tai padeda. Paskui dar antras pratimas, kad tai, ką jūs norite pasakyti, savo draugiai, su kuria nuolatos plepat, nesvarbu kam, bet turite gerai jausti su to žmogum, kad pradėti nebe
rašyti žinutes, ane, su pirštukais, bet balso žinutės įrašinėti, jeigu tai jau yra įprasta jums, tai tada vaizdo žinutės įrašyti. Tiesiog norit kažką pasakyti, draugė ateiktų kavos, atsigerti, ten pyragėlio turi ar panašiai, arba kada susitinkam mieste, ten kur nors einam, rašykite video ir nusiųskite. Ir tai irgi užgrūdina ir pripratina prie to, kad mes išmoktumėm girdėti save ir matyti save vaizdo žinutėse. Tai labai geri yra pratimai. Na, o toliau, tai wow, jūs galite jau daryti tos video ir į savo grupės. Mano dar tokia baimė, kai mes darydavom triese merginos gyvus laifus, aš praeitoj kompanijai, turėdavom tokius sekmadieninius filmukus. Aš būdavau ta, kuri vesdavau tos video laivus, kuri užkimždavau tas tylos minutes, kai stoja tyla ar ne, mes tryse tarsi neturi kažką pasakyti ir aš visada užkimždavau tas skylutes, aš bendruomeniai gerai jaučiuosi. Bet pačiai daryti laivą, tarsi yra kažkokia tai siena, kurios aš dar nežinau kodėl. Esu dariusi laivą ne kartą, bet dabar kažkokia tokia siena, matyt nėra laikas, galbūt neturiu ką pasakyti. Kai ateis laikas, manau, padarysiu, bet ir tai gerai, kad aš, sakykime, išreiškiu tai, ką noriu pasakyti video žinute, ne? Ir vis mažiau tų tokių nugludintų tekstų, manęs pačios, su labai ten daug filtrų, vis yra mažiau. Tai yra džiugu, nes visgi, kaip aš sakau, iš to idealumo išeinam į normalų, taip kaip mes atrodom gyvenime ir tai yra žavu. Tai žavi tas tikrumas, tai vat mergaitės. Viskas mūsų jėgose. Augdami mes, augs ir mūsų auditorijos, augs ir mūsų rezultatai. Tik reikia drąsiai nebijoti, kaip aš sakau, darykim maks visą dūšią. Jeigu padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso, ką mes galime ir mums nepavyks, visada mes turime galimybę išeiti, nebedirbti, nebeveikti. Bet pazoras yra, suprantat, ateiti į galimybę ir būti čia užsisklendusiam, neišnaudoti, nepabandyti tos galimybės ir tiesiog atsitraukti kaip su žema savivertė, su save sukritikavus, save nuvarius, aš nežinau, į tokios nevykėlės būseną, kad aš nesugebėjau, nes buvau pilna baimių. Nesugebėjau, nes čia ne man, man nepavyko. O ką aš padariau, kad man pavyktų? Aš juk tiksliai žinojau savo mintyse, ateidavo man kaip idėjos, ką aš turiu padaryti. Kas šią akimirką būtų reikalinga, kas išneštų tą žinutę mano auditorijai. Ašgi žinau, man ateina idėja, bet aš pati save stabdau ir nieko nedarau. Ir paskui sakau, kad man nepavyko, čia ne man. Viskas man, tik man reikia drąsos įveikti savo savikritiškumą ir begalinę baimę. O ta baimė tai yra išpūstas burbulas, nes kaip aš jau minėjau, niekam kitam nerūpi tavo turinys ar kaip tu atrodai labiau nei tau pačiam. Taigi išjunkime savyje kritiką ir po truputį darykime tai, ką norim daryti. Išsilaisvikim iš savęs, iš savo to vidinio mokytojo, kuris vis su pirštu ne taip, ne tą padarai, ne tą pasakei. Mes galim būti visokios. Ir tai turim sau leisti. Ir tada, aš manau, prasidės tas kilimas, nes mes nebebijosim savęs. O kai savęs nebijai, tai kito juo labiau, patikėkit. Tai, tikiuosi, pravertė mano tokie patarimai.